Sveiki, aš esu Milda Naginevičiūtė, esu akušerė, taip pat esu doktorantė ir dirbu dėstytoja Slaugos fakultete. Šiandieną norėčiau jūs pakviesti pamatyti, kaip ir kur mes rengiame empatiškus, profesionalius, gebančius greitai priimti sprendimus ir žinoma susigaudyti visose klinikinėse situacijose akušerius ir slaugytojus. Taigi kviečiu jūs pasidairyti po Slaugos fakulteto erdves ir pirmiausia keliausime ten, kur yra ruošiami būsimieji akušeriai. Taigi čia esame akušerijos klinikinių įgūdžių simuliacijos kabinete. Čia mokosi būsimieji slaugytojai ir akušeriai atlikti pagrindinės slaugos ir akušerijos procedūras, o mūsų akušeriai taip pat dar gilinasi į naujagimio priežiūrą ir į kompleksinę priežiūrą susijusią su nėščiosios, gimdyvės ir pagimdžiusios moters sveikata. Šiose įgūdžių klasėse mes turime įvairaus amžiaus ir įvairių būklių manekenus. Tai leidžia studentams taikyti klasikinės simuliacijos metodą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų studentai sprendžia klinikinės situacijas, kurios jau yra įvykusios ligoninėse ir taip vertina ir kritinį mąstymą. Kaip matote, mūsų studentai atlieka visas pagrindinės procedūras, bet jie šitų simuliacijų metu ne tik atlieka pagrindinės intervencijas, bet ir mokosi bendrauti su pacientu, mokosi užtikrinti jo komfortą. Dabar mes esame slaugos klinikinių įgūdžių simuliacijos kabinete. Tai reiškia, kad čia būsimieji slaugytojai mokosi atlikti pagrindinės slaugos procedūras. Nuo rankų plovimo iki sudėtingų slaugos procedūrų. Galite matyti, kad visa erdvė labai panaši į ligoninę. Tai reiškia, turime pacientus, turime palatą su funkcinėmis lovomis. Taip pat galite pamatyti, kad čia yra procedūrinis, kuriame studentai ruošiasi atlikti slaugos procedūras. Taip yra todėl, kad studentai ne tik įgytų dar geresnius praktinius įgūdžius, bet jie jaustųsi įgalinti ir drąsūs nuėję į klinikinę praktiką, kad pažintų ją. Klinikinių įgūdžių simuliacinėse klasėse yra ne tik tai pilno ūgio įvairios būklės ir įvairaus amžiaus manekenai, bet turime ir specializuotus tam tikros srities muliažus, kuriuose galime tik tai gilinti savo klinikinį įgūdį. Čia galite pamatyti, mes turime rankos muliažą, kuriame galime atlikti visas intraveninės procedūras, įvesti intraveninį kateterį į veną, paimti kraują ir panašiai. Ir taip pat galite matyti, ant kito mūsų muliažo studentai gali mokytis, kaip reikia atlikti stomuoto paciento priežiūrą ir pasirūpinti jo oda. Esame naujausioje ir moderniausioje skaitmeninių kompetencijų ugdymo laboratorijoje, kur mūsų studentai gali spręsti klinikinės situacijas virtualioje realybėje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų studentai gali saugioje, virtualioje aplinkoje bendradarbiauti su tarpdisciplininės komandos nariais, atliepti tiek paciento, tiek jo artimųjų poreikius ir būtent kritinėse situacijose išmokti veikti greitai ir aktyviai. Iš tiesų, virtuali realybė yra puikus būdas gilinti savo žinias, tačiau žmogiškojo ryšio empatijos niekas nepakeis. Todėl slaugos fakulteto pagrindinis tikslas ir yra derinti naujausias technologijas su vertybėmis, ruošiant kompetentingus ir empatiškus būsimus sveikatos priežiūros specialistus. Slaugos fakultete yra ruošiami ne tik būsimieji akušeriai ir slaugytojai, bet taip pat ir kineziterapeutai ir ergoterapeutai. O apie tai papasakos mano kolega Vidmantas. Sveiki, aš esu Vidmantas Zaveckas. Dėstau Lietuvos sveikatos mokslų universitete kineziterapijos programoje. Norėčiau jūsų pažindinti ir parodyti, kaip atrodo erdvės kineziterapijos ir ergoterapijos specialybę pasirinkusiems studentams. Ką mes mokome, kokios yra aplinkos. Tai yra labai svarbu suprasti, kokią specialybę norėsite pasirinkti – kineziterapija ir ergoterapija. Taip pat detaliau papasakosiu, kuo skiriasi kineziterapijos ir ergoterapijos specialybės. Eime, parodysiu.
ergoterapeutas moko pacientus, kaip prisitaikyti prie jį supančios aplinkos. Kineziterapeutas stengiasi atstatyti funkciją ir jeigu tai nepavyksta dėl vienokio ir kitokio priežasčių, ergoterapeutas pabando pritaikyti aplinką. Na, pavyzdžiui, įsivaizduokit, čia yra virdulys. Ir tam, kad nenusiplikyti, žmogus galėtų įstatęs virdulį, kad neišverstų viso virdulio karšto, tiesiog judinti šitą virdulį ir visas stovelis lieka vietoje. Aplinka yra daug saugesnė pacientui, kuris turi apribojimą, funkcijos apribojimą tam tikrą. Taip pat, jeigu pacientai, kurie patiria kaklo traumą ir jiems neišeina atstatyti plaštakos funkcijos, turim pritaikymą aplinkos, kuomet galima įsivaizduoti, kad jūs turite tokį įtvarą, kuris leidžia naudoti plaštaką net ir nejudančią, nes įtvaras pritaiko plaštaką suteikia plaštakai tam tikrą formą ir jisai gali, pavyzdžiui, atspausdinti kompiuteriu. Taip? Jeigu neišeina dėl vienokio ir kitokio apribojimų atstatyti funkcijas, ergoterapeutas dirba su žmogaus plaštakom, nes labai daug gyvenimo pas mus vyksta, pristaikymo prie gyvenimo vyksta per plaštakas ir kartais plaštakos tiesiog neleidžia to atlikti geros funkcijos. Tai įvairūs pagalbiniai prietaisai leidžia, pavyzdžiui, kirpti galima būtent pritaikius aplinką prie paciento poreikių. Taip pat matome kamštelis ir kartais neišeina atsukti dėl to, kad yra skausmas, funkciniai apribojimai rankose ir matom galima naudoti kitą priemonę, kuri leidžia panaudoti ir atsukti butelį ir atsigerti. Kitaip sakant, tos veiklos kasdienės, kurios reikalingos kasdieniam gyvenime, ergoterapeutas jas padaro įmanomomis. Tai va, tokioj padėtyje. Ir padarykit šitą. Kineziterapija tai specialybė, kuri padeda grąžinti judesį į žmogaus gyvenimą ir judėjimo džiaugsmą. Kineziterapija dirba su tam tikrais sutrikimais, judesio amplitudės, raumenų jėgos, judesio jutimo. Taip pat jinai atstato kineziterapijos pagalba, naudojant įvairias priemonės, pasyvias aktyves, mes galime atstatyti sutrikusią funkciją. Ir tokiu būdu grąžinti žmogui gyvenimą, tiek tai profesinį, tiek socialinį, tiek sportinį. Na ir kineziterapija naudoja kaip įrankį pagrindę judesį. Ir aišku, yra vairios priemonės tam pasiekti ir elastinės pasipriešinimas, galima daryti ir su elastiniu pasipriešinimu, žmogus ateina ir vietoj to, kad būtų tik tai paprasta, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, priemonė, kaip pavyzdys, na, pavyzdžiui, čia. Taip, ateikit, stokit. Taip, ranką paimam. Taip. Ir darom tokį judesį. Taip. Na, pavyzdžiui, peties sąnario funkciją atstatyti. Kineziterapija dirba su tam tikrų funkcijų atstatymu. Po įvairių traumų, skausmų, susirgimų, taip pat ir dėl amžiaus ar profesinių ypatumų atsiradusių judesio sistemos sutrikimų. Mes esame treniruoklių laboratorijoje, galima tai pavadinti. Sporto medicinos klinika turi laboratoriją, kurios aplinkoje mes galim mokintis, kaip atlikti tam tikrą taisyklingą judesį ir padėti pacientui, sportuojančiam pacientui, aktyviam pacientui grįžti po traumų arba įvairių susirgimų. Čia yra visos priemonės, kur studijų metu mes išbandome, aiškinamės, ant savęs pabandom. Kineziterapeutas dirbdamas su funkcijos atstatymu naudoja tokias priemonės pasyvias kaip Redcord koncepcija, virvių, reiškia aplinką ir po to gali perėti pilnai džymą ir turėti funkcijos visą diapazoną nuo 0 iki maksimum, kaip sako, from zero to hero. Jeigu norite apjungti sveikatą ir judesį vieną dalyką ir teikti žmonėms džiaugsmą, padėti jiems grąžinti judėjimo džiaugsmą, kviečiu studijuoti Lietuvos sveikatos mokslų universitete kineziterapijos ir ergoterapijos programose.